Duona. Tai vienas iš seniausių ir pagrindinių žmonių maisto gaminių, pradėtų vartoti tada, kai buvo atrastos grūdinės kultūros. Lietuvoje duona vartojama nuo pirmųjų amžių. Dažnai sakoma, užsidirbu duonai, iš savo darbo duoną valgau. Tai ta vertybė, kuri yra tokia savaime suprantama, jog dažniausiai net pamirštame apie jos vertę ir pagarbą. Net neįsivaizduojame, koks ilgas ir sunkus yra duonos kelias. Todėl mes, Panevėžio Vilties vidurinės mokyklos 3 B klasės mokiniai, nutarėme vykdyti projektą, kurio metu susipažinome su sveika mityba, jos nauda, su duonos keliu nuo grūdo iki stalo. Numatėme nemažai uždavinių, kuriuos visus pavyko puikiai įgyvendinti. Džiaugiamės pasiektais rezultatais. Pirmiausia, savarankiškai ieškojome pasakų, patarlių, priežodžių, mįslių ir kitos smulkiosios tautosakos apie duoną. Ją iliustravome, kūrėme eilėraščius, užrašėme duonos receptus. Keliavome į Anykščius, dalyvavome edukacinėje programoje Duonelė kasdieninė. Organizavome šventę, dalyvavome mokyklos akcijoje, statome mitybos piramidę, klausėmės mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaitos sveikos mitybos piramidė. Rinkome informaciją apie akcinės bendrovės Vilniaus duona produkciją, jos naudą. Tyrinėjome, kokią duonos rūšį labiausiai mėgstame, domėjomės duonos asortimentu. Apklausos būdu išrinkome paklausiausius produktus. Tai Agotos duona, sostinės ir sumuštinių batonai. Seniau Lietuvos kaime ruginė duona buvo pagrindinis valgis, nors greta jos plito ir bulvių valgiai. Nusprendėme pasidomėti, kaipgi yra dabar. Neformalaus ugdymo užsiėmimo žingsnelis į ekonomiką metu atlikome tyrimą, ką rinktis. Bulvių traškučius ar duonos traškučius. Sudarėme teisingo pasirinkimo schemą. Visiems labai patiko degustuoti duonos traškučius. Su viso projekto nuveiktais darbais plačiau galite susipažinti mūsų klasės svetainėje.